O kas jeigu neputoja? Nes žmonės, kurie nėra pratę ir įtariai žvelgia į natūralią kosmetiką, paprastai pasako 3 priekaištus jai. Tai pirmas, kad jinai tikriausiai greitai genda, jinai yra keistos spalvos ir keisto kvapo. Ir trečia, šampūnai kažkaip menkai putoja. Tai kodėl tie šampūnai esą menkai putoja? Todėl, kad į juos nepridėta putojimui, pabrėžtinam putojimui skirtų medžiagų. O kodėl paprastai jos dedamos? Mes žinom, mes gyvenam tokiu metu, kai reikia labai daiktų greitai dirbančių ir funkcionalių. Ir mes norim greitai įsiplauti galvą ir kad mums būtų aišku, kad ta galva išplauta ir apie tai mums simbolizuoja gausus putojimas. Dantų pasta taip pat, ne tik tai šampūnai. Bet bėda ta, kad tie putojantis plovikliai, jie dirgina galvą, dirgina odą. Ir kuo daug su alergenais yra taip, kad kiekvienas papildomas dirgiklis, jis didina alergijos riziką neproporcingai. Tai gerai, kol gerai, bet vieną dieną tas papildomas dirgiklis gali būti ir lemiamas. O dažikliai, kvapikliai yra patys žymiausi savo dirginančių poveikių, nors jie jokios tiesioginės funkcijos neatlieka. Nes jeigu plaunanti medžiaga, į šampūnę savaime aišku turi būti. Ir didis menas ir mokslas yra ją surasti. Ir natūralių šampūnų bei ekologiškų gamintojai, jie suradę tas medžiagas, jas naudoja ir mes galim su švelnesniu putojimu tvarkingai tos savo plaukus atsiplauti. O spalva yra mados reikalas. Ir jeigu mes norim grinai dėl marketinginių priežasčių parduoti madingą šampūną, tai paimam ir įdedam kokio nors cheminio raudono dažiklio arba fioletinio dažiklio arba kvapiklio, kuris primena ne šampūną, o ledinukus, bet reikia turėti omeny, mes jo valgyti kaip ir neturėtumėm. Tai natūralų šampūnai kvepia taip, kaip natūraliai tie augalai kvepia ir mums galbūt yra šiek tiek neįprasta. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, naudojant natūralius šampūnus, tai kad juos reikia suplakti. Juos reikia suplakti ir kondicionierius taip pat reikia suplakti prieš naudojant, todėl kad dar viena medžiaga, kuri dedama į pramoninę kosmetiką, yra emulsikliai. Beje, ir į maistą taip pat. Jogurtas, kad neišsisluoksniuotų ir uogienė nenusėstų į apačią. Ir kad konsistencija būtų lygiai, yra dedami emulsikliai. Emulsiklių būna ir natūralių, ir cheminių. Kaip taisyklė, cheminiai laiko geriau, o kainuoja mažiau. Tai ir pramoniniai kosmetikoje emulsikliai dedami yra stiprus, kurie palaiko vieningą konsistenciją. Į natūralią kosmetiką jie nededami ir dėl to visai nesunku paplakti prieš pat naudojimą. Plaukus plauti prieš tai juos sudrėkinus, ne pirmą šampūną pilti, o pirmą vandenį, kai plaukai bus šlapi, tada pilam šampūną, ištrenkam galvą, vėl šampūną išplaunam vandeniu, tada dedam kondicionierių, palaikom minutėlę ir vėl išplaunam vandenį. Ir viskas. Jokių ypatingų procedūrų daryti nereikia. Svarbu pasirinkti šampūną pagal savo plaukų ir galvos odos tipą, na ir pagal savo skonį. Jeigu jums tikrai neskaniai kvepia, tai geriau pasiimti kitą.